Tai va, šis aparačiukas, visų pirma, sveiki, šis aparačiukas tikrai yra legenda. Visų pirma, kodėl? Jis, galime sakyti, toks yra prikolas, arba galime panaudoti ir kitiems dalykams, tai yra apsauga. Žodžiu, čia galite kažkur prisitvirtinti ir, nežinau, su kažkuo gal prisitvirtinti raktus ar ką, vagių galima sakyti apsisaugoti ir iš karto labai garsiai pipsės. Nežinau, šiaip aš naudojau prikolas, tu tiesiog eini į gatvį ir šitą daikčiuką paleidi ir, žodžiu, toks garsas, kad, žiauru, galite atbaidyti šunis, visokius žvėris, tai tikrai. Ką dar gali? Galite, žinoma, kas esate dar einat į mokyklą, žinoma, galite ten nusinešti ir paleisti šį garsą. Arba tiesiog vyksta kokios paskaitos ir ištrauki šį laiduką ir meti ten ir, žodžiu, kliks, cips, niekaip jo neišjungs. Gerai. Ir dar vienas mygtukas šis, kuris leidžia, kada nori papipsit. Pavyzdžiui, dabar papipsis, gal čia girdėsis garsiai. Jo, per ausis, žinokit, žiauriai skamba, bet geriau nenaudojate taip per itin dažnai, nes galite apkursti, nes tikrai žiauriai kerta per ausis. Dabar, pavyzdžiui, ištrauksiu šį laiduką ir tada bus ragas. Palaukite. Žinokit, bus man ragas. Girdėjot. Čia yra žiauriausias dalykas, tikrai. Nežinau. Žiūrėkit, kaip jūs kurį panaudosit, bet čia tikrai yra prikolnas dalykas. Prikolnas. Gerai, baigiau.